Sveiki visi Kobra TV žiūrovai, su jumis laida Tai KTU. Šiandien jūs supažindinsiu su statybos ir architektūros fakultetu, bus tikrai labai įdomu. Juk architektūra tai nuostabus erdvinis menas, o architektūros stilius tai tikriausia epocha. Naujajame pastate įmanoma įgyvendinti visas bendras žmonių idėjas. Gyvenimo džiaugsmą, savo šalies galią ir galybę, žmogaus proto triumfą. Todėl galime drąsiai teigti, jog architektūra tai socialinė meno šaka. Tad nieko nelaukiant, susipažinkime su statybos ir architektūros fakultetu. Statybos ir architektūros fakultetas įkurtas 1940 metais kaip atskiras padalinys universitete. Nuo to laiko jisai ir funkcionuoja. Šiuo metu fakultete dirba 63 darbuotojai, iš jų yra 6 profesoriai ir 23 docentai. Pas mus fakultete studijuoja pirmos ir antros pakopos studijose daugiau kaip 1400 studentų. Architekto profesija, kaip žinom, yra viena seniausių pasaulyje. Manau, kad iš tiesų yra įdomi, prestižinė profesija, nes tiek, sakykime, nuo architektų priklauso mūsų ir gyvenamos aplinkos kokybė, be abejo viskas, sakykime, visą tai, kas mūsų supa. Architektas, sakykime, pirmais turi žinoti istoriją, tiek architektūros, tiek meno, tiek urbanistikos. Tai, kas buvo, bet to, nežinodami, kas buvo, mes negalėsim kažko kurti naujo. Antra, mokom yra tam tikri patys tokie menų srities pagrindai, piešimas, kompozicija. Taip pat, kadangi architektūra yra toks menas, sakykime, sandūroj tarp meno ir sakykime, technologijų, konstrukcijų. Be jų jūs taip pat, sakykime, nežinodami, kokios medžiagos, konstrukcijos, neįmanomas projektuoti namo. Baigus architekto studijas, iš tiesų yra, manau, didžiulė galimybė realizuoti save, savo kūrybinį potencialą žmonėms. Tu gali išreikšti save tiek pastatus projektuodamas, tiek interjerus, tiek urbanistikoje. Aplamai architektai turbūt galų galia ta pati Antis Kaušpėdas realizuoja save, sakykime, netgi tokiose srityse. Mūsų katedrai mokomas visas statybinės konstrukcijos, pradedant medinėm, baigiant pamatais pagrindais. Tai yra pastatas nuo viršaus iki pat grunto, į kurį jis yra atrinktas. Manau, kad pagal dabartinius mokymo planus jie gauna pakankamai, kiek leidžia galimybės. Tai yra kreditų sistema įvairiom disciplinom, riboja, sakysim, informacijos kiekį, priklausomai nuo apimties, bet pagrindus mūsiškiai gauna visus. Aš sakyčiau taip, pati naudingiausia specialybė. Žmonės statė, stato ir statys. Kadangi specialybės yra įvairiausių specialybių dėstytojai, tai ir pas mus 3 gal kryptis tokios yra. Viena hidraulika, su hidraulikos dalykas susiję, kita su grunto mechanika, tretis šildymo vėdinimo ir net su geodezijos. Mes mokom tokių galbūt keistokų dalykų, eskizavimas, savo mintis išdėstyti ant popieriaus pieštuku. Čia atrodo ne šiuolaikiškas metodas, bet kada net ir lauko sąlygoms gali paėmęs popierėlį ir pieštuką staigiai nubražyti schemą ir viens kitą puikiai suprasi. Mūsų katedra labai daug dėstytojų, kurie turi įvairius modulius, pavyzdžiui, hidraulika, skysčių mechanika, šildymas, vėdinimas, oro kondicionavimas, dujų tiekimas, vandentvarka ir taip toliau. Labai daug visokių specialybių mūsų čia ko tik nori. Vyresnieji stengiamės išmokyti to eskizavimo meno, kalba brėžiniais, formulėmis, lygtimis. Ta akcentuojam nuo pirmo kurso, kad inžinieriaus kalba tai yra ne žodžiai, ne raidės, o brėžiniai, schemos, grafikai ir taip toliau. Dėstytojas turi būti ne tik tai dėstytojas, jis turi būti savotiškas ir artistas. Reikia žinoti, kada įterpti. Jau matai, studento vyzdžiai išsiplėtė, studentais viskas, jam reikia daryti pertrauką. Čia yra šildymo stendas, mes tai bandėm padaryti, kad studentai matytų realią sistemą
Ne šiaip, kad dirbtų su keletu kažkokių stendukų, bet yra elektrinis katiliukas, kuris paruošia karštą vandenį. Tas vanduo yra paskirstomas arba į radiatorius, arba į grindinį kontūrą. Ir galim tiesiog atlikti įvairius matavimus, kaip šyla, kaip perdodama šiluma ir daryti įvairius bandymus. Prietaiso principas yra ieškoti įvairių defektų, žiūrėti, kas šyla, kas nešyla ir taip toliau. Tai yra infraraudonųjų spindulių termovizorius. Kad studentai galėtų pamatyti, kaip oras juda, kadangi jis yra bespalvis, tai mes tiesiog panaudojam dūmus ir dabar pabandysim paleisti per tą oro skirstytuvą tiesiog dūmus, kad pamatyt, kaip jisai tą orą paskirsto. Galima tada matyti, kokį judėjimą sukelia ir atitinkamai pagal tai toliau galima atlikti matavimus ir žiūrėti, kokie greičiai susidaro. Kokio reikia pamato, tai turime aišku žinoti, koks yra gruntas. Tai tie visi bandymai atliekami čia. Tai yra bandoma, kokios yra grunto laikančios savybės, kaip jisai reaguoja ir visa šita įranga skirta studentam bandyti įvairiausias žemes, smėlius, gruntus, molius. Tikrinti, kaip vanduo teka. Atvira tėkme, tai yra paleidžiamas vanduo, jisai teka šitų kanalu ir yra statomos įvairios kliūtis. Kaip srautas įveikia visokius lenkščius, kliūtis ir taip toliau. Kodėl verta? Nes statyba yra vienas iš tokių svarbiausių mūsų buities dalykų. Tai yra, mes visi turim turėti kur gyventi ir turim turėti šilumą, vėdinimo sistemas ir visus tos įrenginius. Netgi jeigu krizės ir palaužia kada nors statybos sektorių, tai tik tai trumpam. Mes vis tiek turėsim ir pastatus renovuoti, ir atnaujinti, ir juose toliau gyventi. Mūsų fakultetas įdomus tuo aspektu, kad, kaip aš ir minėjau, mes turime specialybės ir iš meno srities, ir iš technologijų srities. Pas mus studijuojantys studentai turi ir demonstruoja savo gerus meninius gebėjimus ir kartu studijuodami įgauna gerą techninį išsilavinimą. Tiesiog kantrybės, darbštumo. Na ir jeigu iškyla kokios problemas, ateikit pas mus, mes padėsim jums, kiek galėsime, aš sakau studentam. Studentams tiesiog, kad įsigyvendintų jų svajonės, tai yra, kad įsipildytų tie lūkesčiai, kurių jie ateina čia ieškoti. Visados turėtų kažkokią tokią ugnį ar alkį, sužinot kažką naujo, aišku, perteik studentam tą išmokti. Sėkmės visuose darbuose, nes ko gero nuo šitų smulkių kasdieninių darbų sėkmingai atliktų mes pasieksim ir tą gerą galutinį rezultatą. Tai visiems ir būsimiems studentam, ir esamiems studentam, būsimiem absolventam ir visam dėstytojų kolektyvui tikrai norėčiau palinkėti sėkmės mūsų tam bendram darbe, įveikiant visus sunkumus, kurie gali pasitaikyti. Štai taip atrodo statybos ir architektūros fakultetas iš arčiau. Tiek šiandien jums norėjome parodyti ir papasakoti, viliuosi jums šis laikas buvo įdomus ir neprailgo. Dėkui, kad žiūrėjote ir iki greito pasimatymo.